Tanoka Berdas. Ryžtasi metimui Tanoka Berdas. Ir kamuolį pataiso Nikola Vaičičius. Ačiū labai jam už tai. Čia kėlinio pabaigos. Dainius Šalinga. Arvydas Sabonis. Pagaliau pavyksta gauti kamuolį arčiau krepšio. 2 taškai. Varžovai ne visi suspėjo sugrįžti, ypatingai aukštieji krepšininkai. Ir Edas Kota tą išnaudoja. 58-4. Taigi grįžtame į Kauno sporto halę, lieka 10 minučių. Visas ketvirtasis kėlinys ir jis prasideda Kauno Žalgirio komandai pirmaujant. Renkasi pražangas beveik visi žalgiriečiai, tačiau ta gynyba duoda rezultatų. Blokuoja Dainius Šalinga Dereko Šarpo metimą. Ką gali žinoti, gal nubraukia dabar vieną O diskusijų vis labiau pasitaiko čia. Tel-Avivo Maccabi komandai greitai artėja laikas, kada reikės imtis netradicinių sprendimų. Giedrius Gustas 2 taškai po ilgokos pertraukos. Žalgirio komandos ataka. Giedrius Gustas. Vidutinį nuotolį. Antras metimas iš eilės taiklus. 64-49. Ne visada yra užtikrinęs savimi, tačiau šiandien pelno jau 8-ąjį tašką ir nusėmė ne vieną kamuolį po krepšiu. Dainius Šalinga 2 taškai ir pražanga. Atrodo, kad visi jau pradeda patikėti, jog Tel-Avivo Maccabi komandą galima pagauti ir apetitas kyla bevalgant. Reikia prisiminti, jog paskutinės rungtynes šiame etape Žalgiris žais Tel-Avive. Ten labai sunku ir laimėti šiandien reikia tiek, kad galima būtų atsilaikyti ten ir pralaimėti. Jeigu reikėtų pralaimėti, tada mažesnių skirtumų. Minutės pertraukėlė, jos prašo žydai. Pražangos nėra ir taškų. Ir dabar jau kiekybinę persvarą turi ir ją išnaudoja beveik. Tel-Avivo Maccabi komanda. Giedrius Gustas praktiškai apsigina vienas pats prieš visus varžovus, tačiau rungtyniaujant tą persvarą atrodytų dar pakankamai solidi, tai dabar vėl viskas pasidaro nebe taip aišku. Dainius Šalinga dabar būtent jis perima kamuolį ir galima sakyti plėšte. Tai greičiausiai patikėsiant šitą prognozę būtų buvę kur kas mažiau nei dabar stebinčiai komandai, kuri panašu tai yra praradusi šiek tiek savo sportinę formą. Perima kamuolį Giedrius Gustas, minutė ir 3 sekundės. Viskas, pergalė jau galima patikėti. Dabar kaip reikiant sustiprina Kauno Žalgirio komandų šansus patekti kitą etapą. Suklysta Antonis Parkeris. Ir Žalgirio komandos ataka dabar jau pradeda savo palo. Reikia laikyti kamuolį savo rankose. Mindaugas Timinskas atsistoja. Visi Kauno sporto halėje susirinkę žiūrovai ir skanduoja ačiū, ačiū. Daugiau jau ir nebėra geresnės dovanos kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga visiems mums. Juolab, kad tai savotiškas galbūt dar ir atsikeršymas už tą apmaudų pralaimėjimą antradienį, kuomet iš tolimesnių ULEP taurės varžybose turėjo pasitraukti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, taip pat pralaimėjo varžovams iš Izraelio. Arvydas du baudos metimus po Tel-Avivo Maccabi komandos paprašytos minutės pertraukėlės. Lieka 6,5 sekundės iki pergalės Kauno sporto halėje prieš Maccabi. Vienu vieninteliu tašku, tai būtų didelis ir labai svarbus laimėjimas. 78-70 Kauno Žalgirio komanda sveikina Tel-Avivo Maccabi. Kauno Žalgirio komanda sveikina treneriai, gerbėjai, sveikina vieni kitus, sveikinu ir aš jūs. Jums šiandien rungtynės padėjo stebėti Robertas Petrauskas ir netrukus jūsų dėmesį dar mano kolega Kęstas Ibenskas ir Eurolyga. Dar kartą su švente ir dar kartą su Kauno Žalgirio pergalė. Iki kito ketvirtadienio.